krepšinio pasaulyje. Sveiki gyvi, esu Lietuvos moterų rinktinės kapitonas Sandra Valžytė-Linkevičienė. Visi suspauskite kumščius ir sirkite už Lietuvos moterų krepšinio rinktinę ir taip pat žiūrėkite krepšinio pasaulyje. Mūsų tikslai yra gana realūs. Labai norėtųsi matyti istorinį įvykį, kad mūsų moterų komanda galėtų prasibrauti į olimpinės žaidynės. Aišku, nebus lengva. Lengviausia yra nustatyti kriterijus, duoti užduotis panašiai. Čia pats lengviausias dalykas, įgyvendinti yra labai svarbu. Bet kada visi surėmė pečius iki vieno ir visais komponentės padeda, tada mes turime puikų rezultatą. Atsiminkite, tikrai esame labai maža šalis. Nepaprastai maža šalis esame. Ir mums atstovauti Europos čempionate, patekti olimpinės žaidynės, tikrai reikalinga labai daug ko nuveikti. Atskirai mes mušdamiesi nieko nepasieksim. Taip kaip yra pavyzdys duotas, yra šluota. Išėmė vieną šapą, perlaužėme, o tu perlaužk visą šluotą. Taip kad mes turim būti šluotą, kurios niekas negali perlaužti ir turim visi bendrai kartu siekti šito tikslo. Išlydint Lietuvos krepšinio rinktinę Vengrijon, Kaune buvo pasakyta daug gražių linkėjimų ir pasižadėjimų. Kadangi esu pats buvęs krepšininkas ir turbūt jūs žinot krepšinio tradicijas Lietuvoje, manau, esat pajėgios kovoti dėl medalių. Gal nieko neatsitiks, jeigu žemesnę vietą užimsit, bet prisiminkit, ką aš jums sakau. Taip, kad nesiplėsiu, linkiu jums sėkmės. Prašau parvežti kokį medalį. Galiu drąsiai sakyti, kad sieksime kuo aukštesnių rezultatų. Gal pavyks netgi būti aukščiau, negu buvome Brno. Ir noriu padėkoti visom savo komandos draugėm, kad atvažiavo, kad sutiko žaisti. Mes sieksime kuo aukštesnės vietos ir atiduosime visas jėgas. Sveiki gyvi! Esu buvusi ilgametė krepšinio rinktinės kapitonė, o dabar trenerio asistentė. Krepšinis pasidarė žymiai atletiškesnis, žymiai daugiau reikia fizinių jėgų aikštelėje ir šios merginos prisitaikė jau prie naujojo krepšinio. Mes daugiau žaidėm inteligentiškesnį krepšinį ir tuo ir skiriamės, kad mūsų krepšinis buvo daugiau inteligentiškesnis. Ir visur važiavau, visam pasauly, aš visų tautų gražuolis pažinau. London, Berlin, Ryga, Paris, Talin. Nors gražuolių aš nemažą sutikau, tik Lietuvoj savo idealą užtikau. Oi, nežinau net, kai skiriasi viskuom. Aš tai iš viską atėjau į moterų rinktinę, tai bijodavau, net prašydavau, kad treneris manęs neleistų į aikštelę. Nes labai, nežinau, kažkaip baimės būdavo, baimės pilna. O merginos, nežinau, lygis, aišku, gal po truputėlį auga, greičiai auga. Šiaip gal daug nesiskiria, bet truputėlį skiriasi. Kapitonė ir žaidėja aš buvau 20 metų atidaviau aikštelėje, profesionaliai žaidžiau krepšinį, o trenerė dirbu tik tai 6 metai, taip kad milžiniškas skirtumas ir patyrimas yra vis dėlto kaip žaidėjo žymiai didesnis negu kaip treneris. Jaunimas labai gerai prisiderino prie mūsų rinktinės senbuvių ir iš tikrųjų dabar ši rinktinė, manau, gali daug nuveikti Lenkijoje. Iš tikrųjų nenoriu prognozuoti, kiekvienais metais prognozuojam ir kažkaip prognozės nepasitvirtina, tai neprognozuosiu šį kartą. Bet olimpinės žaidynės Londone turim patekti? Turim. Svajonė čia kiekvienos patekti į olimpinės žaidynės Londone.
97 metais pirmasias varžybas išlošėme, antrasias patyrėme pralaimėjimą prieš buvusią Jugoslaviją. Bet tai mūsų neišgąsdino. Manau, kad krepšinis vis tiek kažkas tai turi pralaimėti, laimėti ir jeigu ir pralaimėsime, kurias tai varžybas, manau, reikia kovoti toliau ir nenukabinti nosies tik tai. Svarbiausia laimėti paskutinės rungtynės. Labai teisingai pasakėte. Pat pradžių pasiruošimas ir federacija mūsų, mes jautėm didelę pagalbą iš federacijos pusės pirmiausiai, o antras dalykas, kad merginos, kurios susirinko į šitą stovyklą, kurios žaidė Budapešte ar ten Zalazegersege, tai man atrodo, kad buvo pirmiausiai, reiškia, susiklausimas didelis. Reiškia, mes subūrėm didelį kolektyvą, kuris tikrai šiandien yra viena šeima. Išvažiuoja į Europos čempionatą irgi visos veiklos pasiruošusios. Malonu yra, kad mes turėjom sudarytas puikias sąlygas pasiruošimui. Reiškia, ir stovyklos, ir turnyrai, varžybos, kurias buvom suplanavę, viskas buvo įvykdyta 100% praktiškai. Na ir skaitau, kad tikrai optimaliai mes tas sąlygas išnaudojom. Liko 12 žaidėjų ir, aišku, sunki ta trenerių dalia kažkuria vieną palikti, bet mes šiandien palikom, reiškia, mes tie, kur jos nepalikom, viena rinktinė žaidėja ir toliau, tik tai į Europos čempionatą nevažiuos Lina Pikčiūtė. Reiškia, yra šita pozicija, priekinė linija pas mus yra šiandieną, joj turime, nutarėm vežtis 5 žaidėjų. Jinai buvo verta irgi važiuoti, sakykime, bet irgi žiūrint į ateitį pas mus Lietuvoje pozicija 3, pozicija 1 yra tokia problematiška, jinai visoje Europoje yra problematiška. Tai... Aš šiandien visų mergaičių kalbėsiu. Esame tikrai geros nuotaikos, visos pasiruošusios, pilnas optimizmo ir manau, kad tai mums padės tikrai siekti pačių aukščiausių rezultatų ir tikime, kad taip ir bus. Lietuvaitės kėdė gražumas, tartum aukštas spalva tavo plaukų, tavo akis dangus mėlynas, jos kaip toliai žvėrybiai Lietuvos. Lietuvaitės sapnuoju tik tave, tavo akis žavėjo taip mane. Lietuvaitė, aš tavo vergas, mano širdis priklauso tau. Ieškojau vis, kam atiduot širdį, kuriai gražuoliai mano meilės viltis amžinai nukris. Bet pagaliau čionai atvažiavau ir kaip lietuvaitės aš ją sutikau, sumaišęs tam kitas gražuolis supieškau. Lietuvaitė kėlė gražų lankų, tartum aukštas spalva tavo plaukų, tavo akis dangus mėlyna, jos kaip toliai žvėrybiai Lietuvos.
Lietuvaitė sapnuoju tik tave, tavo akis žavėjo taip mane. Labą dieną. Jūs žiūrite laidą Krepšinio pasaulyje ir štai mes pakalbinsim krepšininkės iš Lietuvos rinktinės. Į Lietuvą grįžusi Vaidas Pavičiūtė sklinda kalbos, kad pakeisite Giedrę Paugaitę Vyčiaitės. Giedrė Paugaitė nepakeičiama, taip kad sunku bus ją pakeisti. O tai ar čia tiesa, kad negrįžtate į Lietuvą? Nu, šiuo metu dar neapsisprendžiau, bet manau, kad ne, dar Lietuva labai netraukia taip. Bet visuomet malonu žaisti už Lietuvos rinktinę. Gerai. Nemalonu iš tikrųjų pakeisti gerą žaidėją tokią kaip Paugaitė. Visuomet po to būsi kaip Paugaitės pakaitalas, taip kad nesinori tai būti, taip kad tenka sprukti iš Lietuvos. Bet kartais būna taip, kai kviečia, jeigu neini, paskui nieks nekviečia. Taip, žiūrėsim, kaip čia bus. Į Lietuvą visada galima grįžti, čia geri žmonės. Dabar pakalbinkime komandos naujokės. Kaip jos jaučiasi? Kaip jos jaučiasi komandoje? Gabrielė Gutkauskaitė tikrai puikiai pasirodžiusi šiais metais. Kaip jums atmosfera komandoje? Labai puikia atmosfera, labai draugiška, šiltai priėmė, labai patinka čia. Pradėjau tai Šiauliuose, dabar Klaipėdai porą metų žaidžiu, o baigti dar neketinu karjeros. Tai nežinau kur. Ar tikėjais papulti moterų? Nu, netikėtai čia iš tikrųjų, tai nežinau, nelabai. Šaunuolė. Toliau pakalbinsime Zuikį Skeltalupį, kuris vakar susisiuvo 8 siūliam lūpą. Kaip jūs jaučiatės papuolusi į rinktinę pirmą kartą? Puikiai jaučiuosi. Nepaisant to, kad vakar traumuota likau, bet nuotaikos labai geros, nes atmosfera komandoje yra labai gera. Ačiū. Kaip komanda priėmė, ar krikštas buvo? Nepamenu, tikriausiai ne. Nu, savotiškas. Stengiuosi žaisti kuo geriau, gal nusibanguotai, bet esu jauna, manau, tobulėsiu ir stabilėsiu. O kitą sezoną pabandysiu legionierės karjerą Prancūzijoje ir stengsiuosi iš visų jėgų kabintis į Prancūzijos lygą ir Europą. Perspektyviausios Europos žaidėjos. Truputį pasikėlus Mariną, tai ją pakalbinsim antrą. O Gintarė, kadangi paprastutė, tai papasakokite, kaip atsigavote po jūsų sunkios traumos? Ačiū, atsigaunu neblogai, liko paskutinę treniruotę ir jau, manau, rytoj pamiršiu, kad turėjau tokią traumą. Gal jūs turite kokį klausimą? Tai kodėl savo aplenki gimtąjį Kauną? Ar čia dėl brangumo? Tai pasirinkai Lenkiją, o ne Vyčiai? Taip gavosi, aš aišku su mielu noru žaisčiau Lietuvoje, bet taip jau yra, krepšininkės karjera nėra ilgai ir renkiesi, kur tą dieną tau atrodo geriausias pasiūlymas, geriausios sąlygos tobulėti. Ir esu jauna, atsėdėjau visą sezoną, norisi dabar žaisti, rinkausi komandą, kur galėčiau atsiskleisti ir tobulėti, tai manau, kad neapsirikau šiam pasirinkimu. Čia mūsų komandos didžėja ir mūsų komandos pasikėlusi labiausiai žaidėja, bet aišku, mūsų labai mylima Marina Solopova. Ką galėtum pasakyti apie visą pasiruošimą ir liko paskutinę treniruotę, kokios nuotaikos ir jūsų mintis prieš čempionatą? Nu jo, čia daug klausimų. Norime pasiekti aukščiausius tikslus, laimėti pirmą vietą. Žiūrėsim, kaip bus. Jeigu neklystu, tau bus pirmasis Europos čempionatas su moterų rinktinė. Debiutuosi Europos čempionate. Kaip jautiesi? Ar jautiesi subrendusi rimtoms kovoms? Jaučiuosi gerai, o kaip bus, pamatysim Europos čempionate. Vienas, du, trys. Lietuva! Krepšinio pasaulyje.